jūsų noriu paklausti, ar jau pasiruošėt ateinančiam sezonui. Tai jei ne, tai parodysiu jums, kaip tą padaryti ir galėsit nuspręsti, ar jūsų motociklą reikia vežti meistrams, ar su juo galite važiuoti ir nesukti savo galvos. Tai aš paruošiau 6 pagrindinius dalykus, apie kuriuos kalbėsiu, tai kurių nevalia praleisti, nes tai yra saugumas ir jūsų motociklo tarnavimo laikas. Tai pirmas dalykas tai yra padangos, žinoma, tai sukilimas su asfaltu ar su kitokia kelio danga. Toliau eina ratlankiai, špikiai, ar kai špikių nėra, tai tik ratlankiai, guoliai. Antras punktas tai stabdžių diskai, kaladėlės. Tai trečias punktas yra važiuoklė, tai amortizatoriai, šakės, jų guoliai. Ketvirtas punktas yra kiščiai. Penktas yra grandinės ir žvaigždės. Ir šeštas yra šviesos. Tai va, tai tie pagrindiniai dalykai, apie kuriuos noriu šiandien pakalbėti ir parodyti, kaip juos pasitikrinti. Realiai jiem patikrinti tai jokių papildomų įrankių nereiks. Nereiks nei garažo, galima tiesiog bet kur realiai pasitikrinti tos dalykus, nes tai yra pajudinti, pačiupinėti ir pažiūrėti, tai reikia.